Sveiki visi, šiandien mes tapsime aibių specialistais. Ne parduotuvės, čia suprantama. Gerai, šitas užmėtas. Bet mes būtent kalbame apie matematinės aibės. Šitas video turėtų išmokyti viską apie aibės, kas reikalingas matematikos egzaminui, arba nors pagrindus, kad būtų lengviau klasė. Tai gerai, pradedam. Kas yra aibė? Aibė tai yra skaičių rinkinys. Ir jis atrodytų kažkaip taip. Va, čia yra keli aibių pavyzdžiai. Va, ir mes joms duodame raides. A, B, C. Čia dar prieisime prie to, bet kas tai yra svarbiausia, kad tai tiesiog pasako kažkokie skaičiai. Bet, pavyzdžiui, va šita aibė pasako, kad joje yra -3, -1, 2, 3, 5. Mūsų B aibė pasako, kad čia yra skaičiai nuo -2 iki 7. Šitie skliaustai reiškia, kad įskaitant, mes dar prie jų prieisime, čia, kad neįskaitant. C aibė sako, kad mes turime visus skaičius nuo minus begalybės iki 4. Bet jeigu taip paprastai pasakius, tai aibė yra kažkokių skaičių rinkinys. Gali ir nebūti skaičių, bet dažniausiai tiesiog bus skaičių. Tai yra kelios pagrindinės aibės, kurias tiesiog reikia žinoti ir ką jos būtent reiškia. Tai čia turime 3. Yra kelios daugiau, bet mokykloje susitinkame su šitomis tik tai. Tai pirma aibė yra natūralūs skaičiai, kurie yra žymima N raidė arba tokia N raidė su brūkšneliu. Dažniausiai mokykloje tiesiog žymėsime N. Tai kas yra ta natūralio aibė? Tai yra visi skaičiai, kurie yra pilni, tai reiškia be jokio kablelio, ir teigiami. Bet jeigu pamatome N, tai reiškia bus visi teigiami skaičiai, kurie neturi kažkokios dalies. Yra būtent pilni. Antra aibė, kuri yra žymima Z raidė, yra sveikųjų skaičių aibė. Arba Z su tokiu irgi brūkšneliu, kur va taip pažymima. Vėl, dažniausiai mokykloje matys tiesiog Z raidę. Sveikieji skaičiai tai yra visi neigiami, teigiami ir nulis, kurie neturi tiesiog jokio kablelio po to. Tiesiog yra pilni skaičiai. Tai -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ir taip toliau. Ir trečioji aibė, kuri yra žymima E raidė arba E raidė su brūkšneliu, vėl kaip ir praeitose, bet dažniausiai mokykloje matysim tiesiog E raidę. Ir tai yra visi skaičiai, kuriuos mes sutiksime mokykloje. Tai yra nuo minus begalybės iki plius begalybės. Tai ką tai būtent reiškia? Kad bet koks skaičius su kableliu, bet koks ar minusinis, ar teigiamas, ar šaknis, ar kažkas, tai visi įeina į va šito būtent realiųjų skaičių aibę. Tai kodėl mes žymime aibės raidėmis ir kas iš viso yra poaibis? Vat pavyzdžiui, šitoje užduotyje, kuri yra ištraukta iš egzamino, yra pasakyta žodis poaibis. Tai pirmiausia, mes aibės žymime raidėmis, kad būtų lengviau pasakyti. Čia taip pat, kaip mes nevadintume vaikų tiesiog vaikas 1, vaikas 2, vaikas 3, o duotume normalius vardus, kad būtų lengviau juos tiesiog atskirti. Tai taip pat mes irgi nesakome, kad tai yra aibė 1, aibė 2, aibė 3. Tiesiog per sudėtinga būtų. Tai tam mes tiesiog duodam kaip ir sutrumpinimą, kažkokią raidę. Tai va, jeigu turime va tokią aibę ir mes norime ją kažkur tai toliau naudoti ir kad būtų patogiau, mes tiesiog naudosime kažkokias raides. Tai nereikia būtinai naudoti nuo A, tiesiog geriausia naudoti bet kokią raidę įskyrus iš šitų 3, nes kad nesusimaišyti. Pavyzdžiui, panaudojame raidę J. Tai reiškia, mes turime va tokią J aibę, ir tada, kai ateityje mes kažkur parašysim, kad čia yra kažkokia J aibė, tai va čia uždavinio pradžioje pasakyta, kokia tai yra aibė. O dabar poaibis. Jeigu pasakyta, kad va, kaip šitame pavyzdėje, aibė B yra aibės A poaibis ir va pažymėta va tokiu ženklu. Ką būtent reiškia šitas poaibės ženklas? Tai reiškia, kad ta aibė, kuri yra tas būtent poaibis, tai šituo atveju D, gali turėti tik tai elementus, kurie yra aibėje šitame atveju J. Tai pavyzdžiui, D negali turėti, pavyzdžiui, skaičius 5, nes čia to skaičius nėra. Aibė D galėtų turėti visus skaičius tokius pat kaip ir J. Ir taip pat irgi bus tas poaibis, nes visi tie skaičiai yra būtent mūsų toje J aibėje. Bet negali būti daugiau. Pavyzdžiui, D galėtų būti tiesiog vienetas, nes vienetas yra aibė J. Galėtų net nebūti jokios skaičius, irgi tiktų. Bet negali būti kažkokio skaičiaus, kurio nėra J. Mes galime įdėti, pavyzdžiui, 10, ir tada reiškia, kad ir D gali būti 10. Jeigu pasakyta, kad D yra poaibis, tai galime, pavyzdžiui, pasižiūrėti va šitą uždavinį. Yra duota aibė A, pasakyta, kad aibė B yra aibės A poaibis, kurį sudaro tik aibės A visi pirminiai skaičiai. Tai reiškia, mūsų aibė B, mes ją patys turėsime surašyti, turi būti visi pirminiai skaičiai, kurie priklauso aibei A. Negali būti kažkokie kitokie, būtent tik tai šitie. Tai tada galime ir žiūrėti. Tai dabar, kas yra pirminis skaičius, greitai prisimenam. Tai pirminis skaičius yra toks skaičius, kuris dalinasi be liekanos tik iš 2 skaičių. Iš savęs ir iš vieneto. Tai vienetas pagal apibrėžimą nėra pirminis skaičius, nes jis dalinasi tik iš vieno skaičius, o mums reikia, kad tik iš 2. Tai bet pavyzdžiui, 2 yra skaičius, kuris dalinasi iš 2, gražiai, gaunasi vienetas, ir dalinasi iš vieneto, gražiai, gaunasi 2. Tai va čia yra pirminis skaičius. 3 irgi dalinasi tik tai iš savęs, 3, gaunasi vienetas gražiai, ir tik tai iš vieneto, gaunasi gražiai
3. Pavyzdžiui, 4 nėra pirminis skaičius, nes jis dalinasi gražiai taip iš 4, gražiai dalinasi ir iš 1, bet gražiai dalinasi ir iš 2. Tai yra jau 3 skaičiai, tai reiškia jau nebėra pirminis. Tai pagal taip ir galime žiūrėti. Tai ir galime tada žiūrėti po biškį. Tai trejetas. Ką tik pasižiūrėjome, tikrai yra pirminis skaičius, tikrai galime jį naudoti. Tai galime čia jį užrašyti. 7. Tai dalinasi iš 7, taip gražiai, dalinasi iš 1, irgi gražiai. Ar dalinasi dar iš kažkokių skaičių, kad gautųsi kažkoks pilnas skaičius be jokios liekos. Tai jeigu pažiūrime, tai ir nesigauna. Tai reiškia 7 irgi yra pirminis skaičius. Gerai. Žiūrim toliau. 8. 8 tai taip dalinasi iš vieneto, iš 8, bet taip pat jis dalinasi ir iš 2, ir iš 4. Tai reiškia, jis nėra pirminis. Tai mes nerašome į B. Nes B yra visi aibės A elementai, kurie yra pirminiai skaičiai. Tada 10 iš vieneto, iš 10, bet taip pat iš 5, taip pat iš 2. Tai šitas netinka. 13. Jeigu pažiūrime, tai taip, gaunasi gerai. 13 irgi galime rašyti. Tada 15. Dalinasi iš vieneto, iš 15, bet taip pat iš 5 ir iš 3. Tai netinka. 93. Tai čia gal šiek tiek sunkiau pasižiūrėti, bet tiesiog skaičiuotuvu galima pasižiūrėti. Ir jau dalinasi iš 3. Tai reiškia, netinka, kad tik tai iš vieneto 93. Tai reiškia, šitas netinka. Tai va čia yra mūsų B aibė, kuri yra A poibės, nes būtent yra tik tai skaičiai, kurie priklauso A aibei arba mažiau. Ir dabar pagal užduotį mums reikia apskaičiuoti aibės B elementų sumą. Tai turime šitą aibę, tai galime tiesiog sudėti. 3 plus 7 plus 13. Na ir gauname atsakymą 23. Tai čia galima užrašyti. Tai yra čia atsakymas yra 23. Bet jeigu pasako, kad kažkokia aibė yra kažkokios kitos aibės poibės, tai ką tai būtent reiškia? Kad ta aibė, tai šituo atveju kaip B, galėjo naudoti tik tai tuos elementus, kurie priklauso aibei A. Mes į B negalėtume įrašyti 20, nes aibėje A nėra 20. Tai va šitam pirmam pavyzdėje aš panaudojau visus klausus, kuriuos mes pamatytume su aibėmis. Va turime va tokį tą veiduką kaip ir, turime laužtinius klausus ir turim paprastus klausus. Dabar, kuo jie skiriasi? Tai pirmiausia, jeigu aibė naudoja šitos veidukos kruselius, nežinau kaip tiksliai juos vadinti, tai ji visą laiką ir baigsis veidukos kruseliais. Negali šitos veidukos kruselius mes maišyti su kitais klausimais. Ir kodėl tai būtent yra? Nes šitie klausimai pasako, kad mes naudojam tik tai tuos elementus. Tai reiškia, jeigu čia įrašom kažkokius 2, 4, 5, 6, 9. Tai va čia, kad būtent mes turim tik tai 2, tik tai 4, tik tai 5, tik tai 6, tik tai 9. Tai būtent, kad čia yra tokia kaip išskirtiniai tokie taškai. Tada, jeigu turime paprastus klausus, tai čia bus 2 skaičiai šitose klausuose. Nuo iki. Ir va čia jau tada galime ir žiūrėti. Kaip galim pasakyti, kad čia yra vienas atskiras toks aibės tipas, kai mes turim tos veidukos krustelius, yra kitas aibės tipas, kai naudojame paprastus klausus ir laužtinius. O čia turime 4 tipus, kaip mes galėtume pamatyti tos klausus. Bet dabar iš karto galime suprasti, kuo jie skiriasi. Kai mes turime paprastus arba laužtinius klausus, tai reiškia, mes turime kažkokį skaičių nuo iki kitos skaičius. Tai pavyzdžiui, šituo atveju mes turime skaičių nuo iki. O šitame atveju yra nuo 3 iki 17. Šiaip visuose šituose atvejuose yra nuo 3 iki 17. Tik tai kuo skiriasi, kad šitie klausų tipai pasako, ar skaičius įskaičiuojant juos ar ne. Tai paprastas klausas reiškia, kad skaičius yra neįskaičiuotas. Ką tai būtent reiškia, kad va šitoje aibėje nuo 3 iki 17 nei 3 nei 17 nėra iš tikro toje aibėje. Tai šities klausai, tiesiog paprastai pasakius, yra va būtent va tokios neligybės. Tai pirmis klausai pasako, kad x turi būti daugiau už 3, bet mažiau už 17. Kad x negali būti lygus 3, nes 3 nėra daugiau už 3. Ir negali būti 17, nes 17 nėra mažiau už 17. Tai turi būti šiek tiek daugiau už 3 arba šiek tiek mažiau už 17. Nu ir tame tarpe. Tada mūsų C aibė pasako, kad x gali būti 3, tai arba daugiau arba lygų 3 ir gali būti 17 arba mažiau arba lygų 17. Tada D aibė pasako, kad x turi būti daugiau už 3, tai negali būti 3, bet gali būti 17 arba mažiau. Ir tada mūsų E aibė pasako, kad x gali būti daugiau arba lygus 3, bet turi būti mažiau už 17. Bet tada yra labai svarbus dalykas, kad kartais mes turėsime skaičius, kurie eina iki begalybės. Tai pavyzdžiui, jeigu pasakyta, kad x daugiau už 3. Tai va tokia aibė, ką pasako, kad x turi būti virš 3 arba daugiau. Tai eina iki begalybės. Tai kaip mes tokį užrašytume aibę? Mes užrašytume, jeigu nėra lygybės ženklų, tai mes rašome paprastus klausus, eina 3 ir tada tai nuo 3 iki begalybės. Tai ir tada čia būtų iki plus begalybės. Bet tada čia yra labai svarbus atvejis, kad prie begalybių, ar minus begalybė, arba plus begalybė, mes visą laiką naudojam paprastus klausus. Mes niekada neįskaičiuojam begalybės. Tai pavyzdžiui, va toks, kad x turi būti daugiau už 2,
bet mažiau arba lygu už 7. Tai ką mes galėtume užrašyti, kad čia x priklauso. Tai vėl, naudojame tuos kliausius arba paprastus arba lauštinius. Tai va čia negali būti lygu 2, tai neįskaičiuojant, tai reiškia paprastis kliausiai, nuo 2 iki 7. Bet 7 gali būti skaičiuotas, tai mes naudojam lauštinius kliausius. Koks kitas būdas dar yra taip pasižiūrėti, tai mes galim nubrašyti tokią tiesę. Ir čia būtent mes turime mūsų tą x tiesę, kuri mums būtent pasakytų. Čia dabar irgi yra gan svarbus atvejis, kurį dažnai naudojame būtent mokykloje. Tai va šitie taškai, va pasakyta, kad 2 ir 7, tai mes juos galime surašyti. Tai čia eina nuo minus begalybės šitą aibę iki plus begalybės. Tai mes čia galėtume tiesiog pasidėti, pavyzdžiui, čia tašką, tai 2 ir čia tašką 7. Dabar galimai gal jau esat kažkur tai matę, tai va šitie taškai kartais būna užpildyti, o kartais būna palikti tušti. Tai čia vėl priklauso nuo būtent arba šitų skliaustų, arba kitaip nuo šitų nelygybės ženklų. Tai jeigu skliaustai yra paprasti, arba be lygybės yra, tai čia mes turim neužpildytą tą taškelį. O jeigu skliaustai yra lauštiniai, arba su lygybė yra ta būtent nelygybė, tai tada mes turime užpildytą taškelį. Ir tada mes galime būtent pasižiūrėti. Pavyzdžiui, šituo atveju, x turi būti daugiau už 2, bet mažiau už 7. Tai ką tai būtent reiškia? Tai daugiau už 2, tai eina nuo 2 iki plus begalybės, tai tokius brūkšnelius galim dėti. Daugiau už 2, bet mažiau už 7. Tai galime eiti, kad turi būti mažiau už 7. Ir ką pamatysime? Kad mūsų x priklauso būtent šitai vietai. Tai nuo 2 iki 7. O čia vėl, kaip pavyzdys, jeigu mes, pavyzdžiui, turime, kad x yra mažiau arba lygus už 3. Tai kaip mes galime pasižiūrėti, kaip reikėtų užrašyti tos kliausus? Tai vėl, nusibraižome tą tiesę ir pasižiūrime tą tašką. Dabar turim tik tai 1, tai 3. Pasižiūrime, dabar ar taškas turi būti užpildytas ar ne? Vėl, žiūrime tiesiog pagal tą nelygybę ženklą. Nelygybės ženklas turi būtent su lygybė. Tai mažiau arba lygu. Tai jeigu lygu, tai reiškia, čia bus užpildytas. Ir dabar, kaip dar yra vienas toks būdas, tai mes, jeigu turime x kairėje pusėje, tai mes galime mūsų tą nelygybę ženklą pasidaryti kaip ir į rodiklę. O tiesiog nubraižome, kad būtų rodiklė ir mums pasako, kur turi eiti tie brūkšneliai. Tai va dabar rodo, kad turi eiti į kairę pusę, į šitą. Tai va ir taip galime nubraižyti. Ir tada, jeigu paprašytų parašyti, tai mūsų tie skliaustai pasako nuo iki. Tai mes turime du skaičius, tai mums dabar reikia padaryti tą būtent pažymėjimą, nuo kokios skaičius iki kokios skaičius eina x. Tai jeigu dabar pažiūrėtume, tai mes šitos brūkšnelius turime nuo minus begalybės. Tai ir mes turime žymėti nuo mažesnio skaičiaus iki didesnio. Tai mes čia rašome nuo minus begalybės, tada kabletaškis iki 3. Ir dabar žiūrime, kokie skliaustai. Tai prie begalybės visą laiką bus paprasti skliaustai. O dabar pagal tašką, jeigu užpildytas, turime lauštinius skliausus, jeigu neužpildytas, turim paprastus. Pabandom dar vieną pavyzdį. Tai va čia turime x daugiau už minus 4. Tai vėl, ką galim padaryti? Nusibraižyti tiesę ir pasižymėti mūsų tą tašką. Minus 4. Dabar kaip galim pažiūrėti vėl, ar čia užpildytas taškas ar ne? Tai pagal nelygybę ženklą. Pasakyta, kad daugiau už minus 4. Tai reiškia neįskaitant. Tai reiškia taškas lieka neužpildytas. Ir vėl, jeigu x yra kairėje pusėje, mes tą nelygybę ženklą galim pasidaryti kaip rodiklį. Tai sako, dabar reikia į dešinę pusę. Nu tai gerai. Ir braižome į dešinę pusę. Ir va čia gauname mūsų tą aibę. Tai va čia būtų, kad x priklauso nuo ko. Tai dabar mažiausias mūsų taškas yra ne minus begalybė, o minus 4. Nu, nuo kur prasideda tie brūkšneliai. Tai nuo minus 4 iki kur pasikito brūkšneliai, tai yra iki plus begalybės. Ir tada vėl, kaip reikia pažiūrėti skliausus, prie begalybės visą laiką paprasti, o prie minus 4, kadangi čia yra neužpildytas taškas, čia irgi paprasti. Tai va čia atsakymas gautųsi toks. Tai yra 3 aibė operacijos, kurios mes naudosime. Tai yra pirma sąjunga, kuri yra žymima kaip U raidė, galima sakyti, tokia, nu, pat kaip ir va čia matome, va tokia. Tada sankirta, tai atvirkščia tokia U raidė, tai va tokia. Ir tada skirtumas, kuris yra pasvirasis brūkšnys tiesiog į kitą pusę. Tai sąjunga yra tiesiog, kai mes turim 2 aibės ir mes sujungiam jų elementus. Tai reiškia, kad mes paimam iš vienos aibės elementus, iš kitos ir tiesiog padarom tokį kaip mišinį. Tai va čia, pavyzdžiui, šitame atveju, tai A sąjunga B, va taip galėtų atrodyti tas būtent rašymas. Tai sąjunga būtų tada, kai mes sudedam tiesiog vienos aibės ir kitos aibės elementus. Ir tada juos sudėjus galime čia užrašyti. Tai pavyzdžiui, va čia turime 1, 2, 3, 2, 3, 4. Tai va čia turėtume 1, 2, 3. Tai iš vienos aibės. Ir tada žiūrime. 2 jau yra įrašyta į mūsų aibės. Tai jo nerašome dar kartą. 3 irgi jau yra įrašyta. 4 nėra įrašyta.
tai rašome 4. Tai atsakymas turėtų gauti tokia aibė, kurios elementai visi būtų sutikami nors vieną kartą praėjus pro abi aibės. Va čia dar vienas pavyzdys. Turime aibę C, kur yra -5 tiesiog skaičius, o aibė D yra -4 ir 2. Tai sąjunga tarp aibės C ir aibės D būtų tiesiog visi skaičiai, tai galime rašyti -5, nu ir tada -4 ir 2. Turime va visus. Ir visi šitie skaičiai pasirodo nors vieną kartą tarp šitų abiejų aibių. Bet dabar turime tas aibės, kur nėra tiesiog keli skaičiai, o turime tą būtent nuo iki. Tai būtent, kur yra paprastai ar palauštinis klausimas. Kaip reikėtų su tokiam aibėm? Kaip pavyzdžiui, paprašau, kad aibės A ir aibės B sąjunga. Tai kaip aš daryčiau? Tai nusibražyčiau tas būtent tiesas. Ir joje pasižymėčiau. Aibė A, tai būtų nuo -3, tai vėl pasižymim tašką -3, pasižymim tašką 5. Ir dabar pažiūrime, prie -3 yra neįskaičiuojant, tai burbulas neužpildytas, prie 5 įskaičiuojant, tai burbulas užpildytas. Ir iš karto pasižymėsiu skirtingas spalva, kad būtų lengviau atskirti. Čia bus mūsų aibė A. Tada kita spalva pasižymėsiu aibę B. Tai 2, vėl, čia tiesiog svarbiausia, kad tiktų. Tai 2 būtų daugiau už -3, bet mažiau už 5, tai galim pasižymėti kažkur tai čia, pavyzdžiui, 2. Ir 7, tai yra daugiau už 5, tai pasižymim kažkur tai čia. Ir dabar žiūrėjau, 2 neužpildytas, tai ir bus neužpildytas, 7 neįskaitant irgi neužpildytas. Tai va, to čia turime mūsų aibę B. Ir sąjunga jų būtų, tai tiesiog visi skaičiai įskaičiuoja. Tai kas čia iš tikrųjų tiesiog gautųsi, tai būtų visur, kur yra tie brūkšneliai. Tai va, čia, jeigu pasižiūrėtume, pas mus gaunasi, kad brūkšneliai eina per visur ir gaunasi tokia aibė, kuri būtų nuo -3 iki 7. Jeigu kažkur tai nors brūkšnelių jau nebebūtų, pavyzdžiui, kad neturėtume va čia brūkšnelių, tai tada netiktų šito. Mums reikėtų kažkaip tai kitaip parašyti. Bet dabar, kadangi čia yra brūkšneliai nuo vieno taško kito pilnai, mes galime užrašyti ir va toks atsakymas. O paprastas klausimas todėl, kad va čia prie -3 yra neužpildytas taškas ir prie 7 irgi yra neužpildytas taškas. Tai reiškia, sąjunga tarp aibių nuo -3 iki 5 įskaitant su nuo 2 iki 7 būtų nuo -3 iki 7 abiejų neįskaitant. Turime šiek tiek sunkesnį pavyzdį, tai turime aibę A, kur yra nuo -3 iki 3 neįskaitant, ir B, kur yra nuo 3 iki 5 irgi neįskaitant. Tai vėl kaip daryčiau, nusibražyčiau tiesą. Dažniausiai patogiau yra daryti didesnę, kad turėtume vietos tom pažymėtos taškus. Ir tada žymės. Tai aibė A, tai žymim nuo -2 iki 3. Ir tada turime aibę B, kur yra nuo 3 iki 5. Bet dabar yra svarbus atvejis, kad ir čia yra 3. Tai ką mums reikėtų daryti, tai tiesiog galime pasižymėti irgi tą trejetą apačioj. Ir tada pasižymim tą 5. Tai sąjunga turėtų būti visur, kur yra brūkšneliai, bet dabar yra labai svarbu. Vat va čia, kur yra trejetas, čia brūkšnelio nėra. Čia tas trejetas neįskaitant. Kaip galėtume pasižiūrėti, nes nei čia trejetas netinka, nes čia nėra lūštinis skliaustai, nei čia. Čia koks atsakymas būtų, tai brūkšnelis ir galėtume. Tai brūkšneliai eina nuo -2 iki 3, tai rašome nuo -2 iki 3. Sąjunga su nuo 3 iki 5. Nes trejetas mums netinka. Trejetas nėra nei šitoje aibėje, nes turi būti daugiau už 3, ir nei šitoje aibėje, nes turi būti mažiau už 3. Tai va čia atsakymas būtų toks. Dabar kitoks būtų atvejis, jeigu vienas iš tų skliaustų būtų lūštinis, kad būtent trejetas įeina. Kas tada nutinka? Jeigu dabar pasižymėtume tas aibės, mes turime, kad čia trejetas jau tinka. Kodėl? Nes trejetas įeina į šitą aibę. Tai va čia atsakymas būtų nuo -2 iki 5. Ir tada burbulai parodo, kokie yra skliaustai. Ir atsakymas gautųsi va toks. Nes va čia trejetas šiek tiek yra užpildytas. Ir aš va būtent pasižymėjau kaip trejetas. Kad va kai mes turime A aibę, kuri pažymėta yra oranžiniai, aš palikau pusę to burbulo neužpildyto. Kad būtent ten, kur yra oranžinė, yra neužpildyta. Bet violetiniai pažymėta B aibę, aš pažymėjau kitą pusę užpildytą. Kad reiškia, kad tas trejetas įeina nors į vieną aibę. Ir šituo atveju mūsų atsakymas gautųsi va tokia aibė. Tai sankirta, kaip ir pavadinimas kažkiek pasako, kad čia yra tiesiog skaičiai, kurie susikerta per abi aibės. Tai reiškia tokie skaičiai, kurie yra ir vienoj, ir kitoj aibėje. Tai šitam pavyzdį, čia tokios pačios aibės kaip ir per sąjungos pavyzdį. Mums tiesiog reikėtų pasižiūrėti. Turime aibę A. Tai dabar žiūrime. Čia yra vienetas. Ar aibėje B irgi yra vienetas? Pažiūrim. Nėra. Tai reiškia, vieneto mes nerašom. Tada žiūrim dvejetą. Aibėje A yra dvejetas, pažiūrim, ar B aibėje yra dvejetas ir yra dvejetas. Tai reiškia, sankirtoje tas dvejetas įeina. Tada žiūrime 3. Ar yra aibėje B 3? Žiūrim. Yra 3. Tai reiškia, jis irgi įeina. Pro aibę A pažiūrėjom. Tada aibėje B, dvejetą pažiūrėjom, trejetą pažiūrėjom. Tai aibėje A nebuvo ketvirto, tai jis neįeina. Tai atsakymas gaunasi va tokia. Tai sankirta yra būtent tie skaičiai, kurie yra ir vienoje aibėje, ir kitoje. Tada va čia turime aibę C ir aibę D. -5. -5 aibėje D nėra. -4 nėra aibėje C. 2 irgi nėra.
Tai reiškia, čia nėra nei vieno skaičiaus. Arba dar kitaip kaip žymė, tai yra būtent va tokiu ženklu. Šitas ženklas reiškia, kad čia yra tuščia aibė. Kad būtent nėra nei vieno elemento, kuris tiktų mūsų būtent tam atsakymui. Tai dabar sankirta, kai mes dirbame su tais paprastais relauštiniais kliausais, tai būtent kai turime nuo iki, tai veikia taip, kad va čia, kai nusibraižome tuos būtent brūkšnelius, tai čia yra būtent ta vieta, kur yra brūkšneliai ir viršuje, ir apačioje. Tai va būtent šitame atveju, kai turime aibę A nuo -3 iki 5, 5 įskaitant, ir aibę B nuo 2 iki 7, mes jeigu šitos pasižymėtume, mes matome, kad brūkšneliai yra tik tai va šitoje vietoje. Tai va šita vieta mums ir tinka. O dabar kaip pažiūrėti tą vietą, tai va čia turime nuo 2, 2 yra neįskaitant, tai taip ir paliekame, nuo 2 iki 5, bet 5 yra įskaitant, tai jį pasižymė. Tai va čia ta sankirta būtų, kad nuo 2 iki 5 įskaitant yra ir vienoje aibėje, ir kitoje. Jeigu pasižiūrėtume šitą atvejį, yra pažymėta jau būtent mūsų šitoje linijoje tos aibės, bet mums reikia surasti, kur brūkšneliai susikerta, jeigu būtent yra sankirta. Jeigu dabar pasižiūrėtume, matome, kad nieko nėra. Tai čia atsakymas yra tiesiog tuščia aibė. Bet jeigu mūsų pavyzdžiui, ir aibėje A, ir aibėje B yra trejetas įskaitant. Tai va tada galėtume tai pasižymėti. Va tokiame atveju, kur turime, kad ir aibėje A trejetas įskaitant, ir aibėje B trejetas įskaitant, mes gauname, kad ir vienoje, ir kitoje aibėje tinka skaičius 3. Tai va čia šitas yra pažymėtas, bet niekur kitur nėra brūkšnelių. Tai čia atsakymas tiesiog būtų 3. Ir vėl, naudojame tada mes veiduko šitos kliaustus, nes mums tinka tik tai vienas skaičius. Čia jau nėra nuo iki, o tik tai vienas skaičius. Ir trečia operacija yra skirtumas, tai būtent tas brūkšnys. Ir ką jis būtent padaro, tai mes būtent, jeigu va taip yra užrašyta A išimant B, tai reiškia, mes tiesiog turime visus A aibės elementus, bet nerašome tų, kurie yra aibėje B. Tai dabar kaip čia reikėtų pažiūrėti? Čia va turime pirmą pavyzdį. A išimant B. Tai dabar žiūrime. Tai mes galime kaip padaryti, tai tiesiog pirmiausia surašyti visus tos aibės A elementus. Ir tada žiūrėti, kurie elementai yra aibėje B, tuos ir ištrinam. Tai dabar žiūrime, ar vienetas yra aibėje B. Pažiūrime, nėra. Tai jis ir lieka. Ar yra dejetas aibėje B? Dejetas yra. Tai reiškia, dejetas čia negali būti. Gerai. Ar yra trejetas? Žiūrime, yra. Tai reiškia, trejetas irgi negali būti. Tai va čia šito atveju A išimti B, mes gauname tiesiog tašką vienetą. Dabar B išimti A. Tai va tai reiškia, mes pradedam su B, tai galim parašyti 2, 3, 4. Ar yra dejetas A aibė? Žiūrime, yra. Tai ir išsitrina. Ar yra trejetas? Yra. Išsitrina. Ar yra ketvirtas? Nėra. Tai jis ir lieka. Tai va šito atveju B išimti A, mes turime visus elementus iš B, kurie nėra A. Žiūrime šičia. C išimti D. Tai vėl, tai va C išimti D, tai turime -5. Tai žiūrime, ar -5 yra aibėje D? Nėra. Tai va toks atsakymas ir būtų. Ir D išimti C, tai -4 ir 2. Tai va čia žiūrime, ar -4 yra aibėje C? Nėra. Ar 2 yra? Nėra. Tai reiškia, va čia toks atsakymas ir liktų. Žiūrim šitą pavyzdį. Tai dabar A išimti B. Tai vėl, pradedam nuo A. Tai mes turim parašyti visus skaičius, kurie yra A, bet nėra aibėje B. Nu tai va čia mes ir turime beveik visus skaičius, kurie yra nuo A iki B. Tai čia galim parašyti nuo -2 iki 3. Ir dabar nuo -2 tai čia yra paprastis kliausai, nes čia tas taškelis. O dabar iki 3 mums reikia visus skaičiai, kurie yra A aibėje, bet nėra B. Dabar trejetas yra ir A aibėje, ir B aibėje. Tai kadangi jis yra B aibėje, o mes išimam visus skaičius, kurie yra B aibėje, čia reiškia, mes ir išimam tą trejetą, tai reiškia, čia lieka tas kliausas nelauštinis. O dabar B atveju, tai čia irgi mes išimam visus skaičius, kurie yra aibėje A, o trejetas yra aibėje A, ir tada paliekam visi, kurie yra aibėje B. Tai va šito atveju gautųsi nuo 3, neįskaičiuojant trejeto, nes trejetas yra aibėje A, o mes jį išimam, iki 5, kurie irgi čia lieka. Tai va čia atsakymas gaunasi toks. Tai pažiūrim kelius uždavinius aibėmis. Tai va čia yra pirmas uždavinys. Yra aibė A, kur yra -5, -4, 3, 7 ir 9. Ir yra aibė B, kur yra 3, 5, 7, 9, 13. Ir mums reikia surasti A sankirtą B. Dabar sankirta yra būtent tie elementai, kurie yra ir aibėje A, ir aibėje B. Tai reiškia, kurie kartojasi. Tai dabar kaip mes galim pažiūrėti? Tai turime -5. Dabar pažiūrime, ar -5 yra aibėje B. Žiūrim. Nėra. Tai reiškia, mes jo nerašome. Galim nubraukti, kad jis mums netrukdytų. -4. Ar yra aibėje B? Žiūrim. Nėra. Irgi netinka. Ar yra skaičius 3? Aibėje B. Žiūrim. Yra. Tai reiškia, jis tinka. Sankirta yra, kurie skaičiai yra ir vienoje, ir kitoje aibėje. Tai trejetas yra. Gerai. Žiūrim toliau. 7. Ar yra 7? Yra 7. Gerai. Pažiūrime, ar yra 9? Yra 9. Tai mes praėjome visus šitos skaičius. Nu tai jeigu čia jau praėjome, tai čia nebus kažkokių pakartotų. Tai atsakymas gaunasi va toks. Kad A sankirta B būtų 3, 7 ir 9. Gerai. Turime dabar va tokį. Turime aibę A
kuri yra nuo -2 iki 4, 4 neįskaitant, ir aibė B nuo -6 iki 3, 3 įskaitant. Mums reikia surasti A sankirtą B. Vėl, tai kaip dabar galim padaryti? Turime dabar tokias aibės, kurio nuo iki. Tai dabar ką galim pasidaryti? Pasižymime tiesę. Tai turim tokią tiesę ir dabar pasižymim. Pasižymim aibę A. Tai pasidedam tos taškus. Tai, pavyzdžiui, čia kažkur pasidėsiu -2, čia pasidėsiu 4 ir tada aš pasižymėsiu brūkšneliais, kad čia yra būtent ta aibė A. Ir kadangi prie -2 yra laužtinis kliausas, tai reiškia -2 įskaitant, aš pažymiu šito burbulo pilnai. O prie 4 yra neįskaitant, tai paprastas kliausas, tai lieka burbulas neužpildytas. Tai dabar pasižymim aibę B. Čia kadangi yra nuo minus begalybės iki plius begalybės, tai -6 turėtų būti už -2. Tai galim pasimėti kažkur tai čia, neturi būti tiksliai, tiesiog, kad mums patogiau būtų žiūrėtis. Ir tada 3, tai turi būti daugiau už -2, bet mažiau už 4, tai galim pasižymėti kažkur čia. Nu ir tada žiūrime, tai -6 neužpildytas, nes paprastas kliausas, 3 užpildytas, nes yra laužtinis kliausas. Ir tada apačiai pažymėta bus mūsų B aibė. Tai sankirta yra tie skaičiai, kurie yra ir vienoj, ir kitoj aibėj. Tai kai va turime susijus brūkšneliais, tai yra ten, kur brūkšneliai yra ir viršui, ir apačioj. Tai čia visai lengvai galime pamatyti, tai čia yra būtent šitoje, būtent vietoje. Yra ir viršuje brūkšneliai, ir apačioje. Tai jeigu čia dabar pasižiūrėtume, tai mūsų tie brūkšneliai prasideda nuo -2, tai mes čia galim pažymėti, kad čia yra nuo -2 ir čia yra užpildytas, tai reiškia įmam laužtinius kliausus, iki 3, o 3 irgi yra užpildytas, tai irgi laužtinis kliausas. Ir atsakymas gaunasi toks. Tai uždavinys dabar yra toks. Duota aibė A, duota B, bet va čia mūsų prašo, kiek daugiausia elementų gali turėti aibės A poibės, tai poibės vėl. Kas yra? Tai yra aibė, kuri gali būti sudaryta tik tai iš elementų, kurie yra būtent toj šitame atveju aibėje A. Ir būtent, kuri sudaro vieni lyginiai skaičiai. Tai mes dabar galim pasivadinti, tai mes va turėsime, kad mūsų aibė C bus aibės A poibės. Tai va taip mes ir pažymime, kad C yra aibės A poibės. Tai reiškia, C gali būti sudaryta tik tai iš tokių elementų kaip -5, -4, 3, 7 ir 9. Tai bet dabar mums reikia parašyti, kiek daugiausia elementų gali turėti tas poibės, kurį mes pažymėjom kaip C. Čia galėtų būti ir kitokia raidė, kur sudaro vieni lyginiai skaičiai. Tai dabar galim pasižiūrėti. Tai mūsų C aibė yra poibės. Tai reiškia, žiūrime tik tai iš šitų elementų. Tai dabar -5 yra nelyginis, tai reiškia, mums jis tinka. Ta -4 yra lyginis, tai jo nerašome. 3 yra nelyginis, tai ir parašom. 7 nelyginis parašom. 9 nelyginis parašom. Tai va čia mes parašėme tą aibės A poibį, kurį sudaro vieni lyginiai skaičiai. Ir dabar mūsų klausia, kiek daugiausia elementų, nu tai dabar skaičiuojam. Tai čia yra 1, 2, 3, 4 skaičiai. Arba 4 elementai. Tai reiškia, čia atsakymas būtų 4. Nu ir paskutinis uždavinys, tai yra duotos dvi aibės, A aibė ir B aibė. Ir mums suklausė, kiek elementų priklauso aibių A ir B sąjungai. Arba kitais žodžiais A sąjunga B. Tai sąjunga yra aibės A ir aibės B visi skaičiai sudėjus. Tai kaip mes galime pradėti? Tai mes tiesiog ir pradedam rašyti skaičius. Iš aibės A galime visus tiesiog perrašyti 2, 3, 5, 7, 9, 11. Nu ir tada žiūrime iš aibės B. Tai 1. Ar 1 jau yra kažkur čia parašyta? Nėra. Nu tai rašome čia. Tada 3. Ar yra kažkur parašyta? Yra, tai nerašome. 5. Ar parašyta? Parašyta. 7. Parašyta, 9 parašyta, 10 neparašyta. Tai parašom 10. Dabar, tik tai kas yra svarbu, čia skaičiai turėtų eiti nuo mažiausio iki didžiausio. Tai mes tiesiog čia pertvarkom ir parašome, kad būtų nuo mažiausio iki didžiausio. Tai bus 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11. Turime va tokį, kad nuo mažiausio iki didžiausio, nuo 1 iki 11. Ir dabar mūsų klausia, kiek elementų priklauso aibių sąjungai. Tai čia ir skaičiuojame elementus. 1, 2, 3, 4, 7, 8. Tai čia atsakymas gaunasi 8. Tai tikiuosi patiko šitas video. Jeigu norite suregistruoti iki matematikos pamokas, tai apačioje yra šita nuoroda, kur galite užsirašyti registraciją, ten tiesiog Google formą, kur parašote ir tada aš su jumis susisieksiu. Tai jeigu jums patinka, nueikite į video aprašą. Taip pat paspauskite laiką, palaukite, čia dar nupušysiu greitai. Paspauskite laiką, posubscribinkit ir iki kito karto. Viso!